Parduotuvės Lankava sodo ir daržo centras išplėstas, lauko ekspozicijoje daugybė augalų, nuo kurių pirkėjams raibsta akys, ir kalbiname Iloną, šio centro skyriaus vadovę. Gerbiama Ilona, tai papasakokite, kaip prasiplėtėt ir ką čia pirkėjai gali rasti. Iš tiesų išsiplėtėm nemažai, padidėjo prekybinio ploto 200 kvadratų. O gali rasti, tai ko reikia sodui daržui, nuo sėklų iki augalų, žemės trąšos, augalų apsaugos priemonės įvairiausios, daug naujų prekių, nauja vazonų ekspozicija, įvairūs augalų laikikliai, visko, ko reikia sodininkui, daržininkui, grožio mylėtojui, savo aplinkos puoselėtojui. Na ir matome dabar daug gėlių, gražių dar vis obelaičių. Tai kuo jos išskirtinės čia tikėtina, nežinau, ar skaičiavote, kiek rūšių turite? Nesuskaičiavom, bet iš tiesų turim labai daug rūšių, jau vien pasižiūrėjus. Ir šį mėnesį dar ir vyksta mūsų lojalumo kortelių turėtojams akcija. O rūšių tai aš galvoju, turbūt jau keli šimtai čia yra visko. Vežam ir tiesiogiai iš augintojų, iš užsienio ir Lietuvos augintojų. Stengiamės patenkinti visus savo klientų poreikius, norus. Gal ne viskas sekasi, bet stengiamės. Ponia Ilona, ar tiesa, kad turit tokių išmanių vazonų, kad išvažiuot gali net 2 savaitėm atostogų ir nereikia pas kaimynę paslaugų prašyti? Taip, turime. Tai yra savaiminio laistymo vazonai, loveliai. Ten yra sistema, kad kiek pripili vandens ir maždaug ten 2 savaitės iš tiesų gali ramiai atostogauti ir tavo augalai nežus. Na ir sakykite, sodo ir daržo centre vidinėje ekspozicijoje. Čia taip pat jūs stipriai prasiplėtę ir pirkėjai gali rasti dar didesnį segmentą įvairių prekių. Papasakokite, ką čia galima surasti. Viduje turim naują prekių grupę, darbų saugos prekės, darbo drabužiai, o visa kita tai turbūt, kad išlikę tos pačios prekių grupės, tik tai asortimentas padidėjęs. Tai ir pašarai gyvūnams, naminiams gyvūnams, papildai įvairūs, taip pat gyvūnėlių, kaip ir sakiau, vazonai, trąšos, turbūt trąšų didžiausias asortimentas, galvoju, pietų Lietuvoje, tai pas mus. Ir ką dar gali rasti gerą konsultaciją, nes dirba profesionalų komanda. Taip, ir mes stebėjome, kad iš tiesų labai profesionaliai, nuoširdžiai, kaip šeima Lankavoj. Taip, iš tiesų taip dirbam ir kitą kartą ir klientai jau ir pažįsta, ir ateina, ir sveikinasi, ir jau žinom mes juos, ir jie mus žino, ir konsultuojam, ir priimam užsakymus, ir jeigu kažko neturim, stengiamės atvežti, kad mūsų klientas grįžtų ir būtų laimingas.